Labas žmogau, žiūrovas rašo, jau kelis kartus bandau klausytis labas žmogau, kodėl taip save esate įsiaukštinęs, pasikėlęs. Klausimus atsakinėjate tipo filosofiškai, psichologiškai įmantriai. Uždarbiaujate pinigučius, geriau barzdą pasitvarkyk, dėdė, nes bjauru žiūrėti. Pradėkim nuo pradžių, nuo galo ir pradžių. Bandau klausytis, bjauru žiūrėti. Žinot, kas yra įdomiausia? Vėl prasidės filosofijos. Šitą, net pamiršau, ką noriu pasakyti. Įdomiausia tai, kad jūs savo komentaruose apie save labai daug pasakot. Štai tai pats žmogus priekaištauja, tai neaišku, ar jisai žiūri ar klauso. Jeigu tu klausai, prie ko mano barzda? Ir iš principo, jau kažkam nepatinka mano barzda. Jau kažkam reikia mano diplomų, įsilavinimų, kad mane klausyt, tai galit eiti jūs ten, kur siuntėt rusų, kokį tenai, karinį laivą ar ką tenai. Va tenai visi galit eiti, tas pats ir su žiūrėjimais, ir su klausimais. Man atrodo, aiškiai pasakiau. Nepatinka? Tenai. Dabar kodėl save įsiaukštinęs? Žiūrėkit, kai kiti žmonės kalba apie tus, kad jie įsiaukštinę, vėl bus filosofiškai, tai parodo žmogaus nepasitikėjimą savim. Kai jūs savim nepasitikit, jums nors kuris žmogus labiau save pasitikintis atrodo save įsiaukštinęs. O iš tikrųjų tai yra mūsų asmenės problemos. Pas man, aš nesu matęs nei vieno žmogaus, kuris būtų, kaip ten parašyta, net tokie žodžiai sunkus minti, išaukštinęs save. Save esate išaukštinęs. Nu, jau sakiau, pas žmogus prastai su savigarbė. Ir kitas klausimas, klausimus atsakinėjate tipo filosofiškai, psichologiškai įmantriai. Aš klausimus atsakinėju taip, kaip suprantu pasaulį. Pas man yra tam tikra pasaulio filosofija, pas man yra tam tikra ontologinė, pabandysiu tokio įmantraus žodžio panaudoti, kaip aš suprantu pasaulį, ką aš matau, ką žinau. Ir aš iš principo matau reiškinius žymiai giliau negu didžioji dalis žmonių. Ir man dažniausiai būna labai sunku atsakyti jums į klausimus paviršutiniškai. Nes paviršutiniškai tai neatsakymas, tai yra ta prasme vandenėlio, tokio viršutinio vandenėlio purvelio patapsnojimas. Aš paprastai mėgstu rimtus klausimus ir rimtus atsakymus. Nes jeigu uždavus klausimą, išgirus atsakymą, nereikia susimastyti, tai iš principo šūdas ne klausimas ir šūdas ne atsakymas. Jeigu mes klausiam klausimus, gerai suformuotas klausimas jau yra pusė atsakymo. Ir aš atsakinėsiu taip, kaip skaitau reikia. Jau kažkam tai per sudėtinga. Jūs kažką nori žiūrėti lengvo turinio. Aplink yra milijonai, milijardai kanalų. Kas minutę YouTube įdeda 500 video. Jums nesužiūrėti ne vienam savo gyvenime tiek, kiek yra informacijos. Taip pat visiems aišku. Kam patiko, va taip, rašom komentarą, nemažiau 3 žodžių. Dalinamės, a visi kiti ten, kur rusų laivas. Gali ten, gali ten, gali ten. Kryptį galite pasirinkti, kokią norit. Dabar turėtų būti muzikėlė. Nemoku net muzikėlės, tai bent jau papezėsiu.